Unikalų įvykį. Matysite šventinę televizijos programą pritaikytą kurtiesiems. Viso renginio metu laidas suprasti padės vertėjai. Vertėjai iš Kauno. Šį jau trečiąjį konkursą Envižė. Mes organizuojam ir tikėjomės, kad šis konkursas bus šventė. Šventė vertėjai. Palaikymas jiems labai svarbus. Ir labai tikiuosi, kad Lietuvos kurčiųjų draugija. Panevėžio kurį. Taigi, mėlyjeji, savo numerį. kova prasideda! Kalnus iki dangaus. O ką dar matėjau? Mačiau visokių padarų, visai nepanašių į mūsų. Miškuose gausu gyvūnų, briedžių, elnių, vilkų, lapių. Šiandienos laidoje norime pristatyti du labiausiai žinomus, didžiausius ir pavojingiausius miškų gyventojus. Vilkas ir meška. Vilkas ir... Labą dieną. Gal galėtumėt mums papasakoti istoriją iš medžiotojų gyvenimo? Gal kokį nuotykį įdomų? Buvo įvairių nuotykių. Vienas įdomiausias, mano draugai dingo. Ir aš toliau einu, žiūriu, daigau, nusivalau veidą, nes labai šlapias nuo lietaus, ir šaunu. Išlenda didelė meška. Aš žiūriu, man vos neištiko infarktas. Aš pradėjau bėgti.
įsėjom plantacijos veikti. Nu, tai suprantu. Mes važiavom į Kalenkiją, visi su vaiku. Koks dar vaikas? Visi, kas norite pasveikinti draugus, giminę, šeimos narius, mylimosius. Labą dieną. Kas atsitiko? Palaukit, palaukit. Akis kaip tuščias. Nuėjau ten. Noriu, kad tą nuėjau. Man trukdo kalbėti. Kas čia kam trukdo? Gali kalbėti, nes jį... Labas, aš taisyklę. Taigi, taisyklės ir 2 minutės. Kodėl nežiūri mane? Susitikimas, jeigu nurodymai nebus vykdomi, susitikimas bus nutrauktas. Nepamirškite. Jokių problemų. Aš klausiu. Turiu daug visokiausių reikalų. Ką čia rodė, kad kaip pilvai neįsikišo? Jinai laukės. Aš pasakoju, tu neščia? O kas tu neščia? Pienas, sviestas, arbata yra leidžiami. O nuo pat tu atnešiai? Po tokių? Palauk. Kas čia? Ką padėkėjai? Aš nemoku vėl. O tai ko nenori pasakyti? Palauk, ko nori? Labai sveikinam iš visus nugalėtojus, visus dalyvius, bet aš nepasakiau, kad Tikimės, ne autobusą atvažiavo. Na, o dabar lauksime iš komisijos būkų. Bet bandysiu įskaityti publikos, dumylėtinė, prašom pagarsti man. Indrė Dulskaitė. Man labai džiugu stovėti šitoje scenoje su kolegėmis. Jos jau yra pranonę tą jaudulį, kurį aš turėjau 1975 metais, pradėdama dėstyti kalbos vertėją Kauno kurčiųjų gamybos mokymo kombinate. Šiek tiek prisimenu ir šiek tiek skontroliuoti ir toliau tai gražiai valstybės, toliau yra krepšiai. Kovojam iš tą televiziją, kaip mes jūs neturim, jeigu turim, tai tik tai lašelį. Šitą televiziją šiandien matė gyvą televiziją. Taip? Šių draugėjų lengviau
nereikės, prašysim kiekvieną kartą jiem rodyti. Šiaip šiandien, aš žinau, tas žodis konkursas, tai kaip baimės faktorius. Bet jau jis praėjo. Visi vertėjai yra mums mylimi, gerbiami tiek šios dienos dalyviai ir taip pat žiūrovai. Mes esam kurtėjai, mes turim jums padėti, kad vertėjai gerai jaustų. Man atrodo, kad konkursas pasisekė, nes labai žmonių matau daug šypsenų, visi patenkinti, visi džiaugiasi. Mes, aišku, prieš konkursą dirbam daug, galvojame vienaip, kitaip, ginčijomės, o priėmėm juos išvadas, kaip turėtų tas konkursas įvykti, kaip tai turėtų būti. Ir sprendžiant emocijų, iš jų, tai stiprybės ir toliau. Atrodo, kad viskas pavyko. Laimėtojas ne, aš manau, kad mūsų vertėja laimėjo. Mūsų vertėja laimėjo prizą Miss Publika ir ji laimėjo visai, kad ji dalyvavo. Visą sceną labai šauniai pasirodė, drąsiai, gražiai. Mes džiaugiame jos pasirodymu. Jos pasirodymas gražiausias. Šita daina skambėjo praeitame konkurse. Šiauliuose, kai pernai vyko konkursas, mūsų dalyvė Birutė Šimkienė šią dainą dainavo kaip namų darbą. Ta daina visiems labai patiko žiūrovams ir vertėjams. Ir mes nusprendėm, kad šiame renginyje ji tikrai skambėtų puikiai, šauniai ir atrodo, kad ji tikrai čia tiko. Ačiū, už atsakymus.
Taip.